Tarkim, pafantazuojame, jeigu vieną rytą atsibustumėt ir staiga suprastumėt, kad čia viskas aplink kompiuterinį žaidimą. Kokio personažą norėtumėt? Mes visi norime būti turbūt kūrėjais, bet, žinai, kaip mes labai keliame klausimą, kas aš, dabar tai populiaru visuomeniai, bet mes neklausom, kas tas aš, kas kelia tą klausimą. Ir jeigu elementari muzika gali va taip įtakoti mūsų nuotaiką, ar ne? Bet tiesiog NLP technika, kai tu pažiūri į dangų ir tau nuotaika keičiasi, tai ar mes tikrai tokie sąmoningi ir tikrai mes savo likimo kalviai. Reflektuojant į tai, aš irgi galėčiau pasakyti, kad jeigu žmogus pirmiausia nesugeba matyti savęs, valdyti savo minčių, emocijų ir veiksmų, tai apie sąmoningumą nėra ką su juo šnekėti. Mes emocijų įkaitai. Emocija turėtų būti signalas, kad tu kažkur peržengi savo ribas.